Sveiki, Agnė vėl su jumis. Šiandien vėl kalbėsime apie vandenį, apie kengiant vandenį ir kodėl vanduo yra toks svarbus. Tai pirmiausia, turbūt turėtumėm pasiaiškinti, kodėl vanduo yra toks svarbus. Kaip ir visi atrodo žinome, kad vanduo yra būtinas, bet turbūt panalizuosiu šiandien šiek tiek daugiau. Tai 2/3 mūsų organizmo yra sudaryta iš vandens, ar ne? Apie 75%. Reiškia, vanduo, kokį geriame ir ar geriame jo pakankamai, yra nepaprastai svarbu. Turėtumėm tai atkreipti dėmesį. Vanduo yra pagrindinis ir svarbiausias mūsų organizmo maitinamasis elementas. Taigi, pavyzdžiui, jeigu pagalvosi, toksai pavyzdys, žmogus gali išgyventi be deguonies maždaug 3 minutės, be vandens 3-5 dienas, o be maisto 30 dienų. Vis dėlto šiais laikais daugiausia dėmesio skiriame maistui. Kaip valgome, ką valgome, o apie vandenį labai dažnai pamirštame. Taigi, mano dėmesys yra susikoncentruoti, atkreipti dėmesį į vandenį ir vandens svarbą. Turėtų būti vis tik atvirkščiai. Turėtumėm pirmiausia ne į maistą žiūrėti, pirmiausia žiūrėti į vandenį ir geriame jo pakankamai. Mes esame vandens organizmai, todėl turime vartoti pakankamai vandens. Minimaliai, sakoma, yra apie 8 stiklinės per dieną, tai mažiausiai 2 litrai. Priklauso nuo žmogaus lyties ir nuo svorio ir taip toliau ir panašiai. Esu įdėjusi savo nuorodose keletą būdų, kaip galima paskaičiuoti, kiek tiksliai reikėtų jums išgerti vandens, priklausomai, kaip ir sakiau, nuo lyties ir nuo svorio. Taigi, ką vanduo daro? Jeigu pažiūrėsite į šią lentelę, vanduo, kaip ir sakiau, 2/3 mūsų kūno sudaryta iš vandens, net 88% smegenų yra sudaryta iš vandens, 90% plaučių, 75% raumenų, 80% odos ir 83% kraujo yra vanduo. Mane ypač šokiravo smegenys, nežinau kaip jums, turbūt kiekvienas atkreipė dėmesį į kitus skaičius, bet pavyzdžiui, kaip sakiau, smegenys net 88%. Reiškia, jeigu negeriate pakankamai vandens, tai nenustebkite, jeigu jaučiate galvos skausmus ir visokius miego sutrikimus ir panašiai, nes turime būtinai gerti pakankamai vandens dėl to, kad funkcionuotų mūsų smegenys tinkamai irgi. Taigi, kaip sakau, ką vanduo daro? O vanduo, vėlgi pažiūrėkime į šią lentelę, vanduo yra tiesiog būtinas, siekiant, kad organizmas funkcionuotų tinkamai. Vanduo perneša maitinamąsias medžiagas ir deguonį į mūsų ląsteles. Taigi, ką valgome, yra svarbu, bet jeigu negersime vandens, jeigu neturėsime to pagrindinio varikliuko, visos medžiagos iš maisto nebus pakankamai pernešamos į mūsų ląsteles taip, kaip turėtų būti pernešamos. Vanduo reguliuoja kūno temperatūrą, sutepa sąnarius ir kremzles, padeda virškinimui, apsaugo nuo vidurių užkietėjimo. Šiais laikais labai daug žmonių turi problemą su vidurių užkietėjimais ir niekas, labai retai kas atkreipia dėmesį į tai, ar geriame pakankamai vandens. Bėgam, lekiam, skupam, dirbam, sukamės, pamirštam pavalgyti, pamirštam atsigerti. Kavos puodelis, arbatos puodelis, gaivieji gėrimai, sultys ir panašiai. Bet pažiūrėkit, kiek mažai žmonių geria vandenį, o turėtumėm gerti vandenį. Nes vanduo, kaip ir sakau, vidurių užkietėjimai, virškinimas, visos tos problemos, visi tie sutrikimai yra dehidratacija. Vanduo apsaugo nuo vidurių užkietėjimo, kaip minėjau, skaido suvartotą maistą, apsaugo kūno organus ir audinius ir neturi jokių kalorijų, jeigu tai yra aktualu. Vėlgi, dažnai žmonės man sako, vanduo yra vanduo. Na, taip, vanduo yra vanduo, bet vanduo turi turėti visas mineralinės medžiagas, visus elementus, turėtų turėti pagrindinius mineralus, kad gautumėm viso to, ko mums reikia. Dažnai žmonės man sako, kad aš negeriu vandens, nes nejaučiu troškulio. Jeigu jaučiate troškulį, jau tai yra lengva dehidratacijos forma. Vandenį turėtumėm tiesiog gerti, negalvodami apie tai, ar jaučiame troškulį ar ne, ar norime ar nenorime. Tiesiog gerti. Kas antrą valandą, pusę stiklinės kas valandą, kaip jums patogu, iki 5-6 valandų vakaro maždaug jau prieš pat miegą nereikėtų, nes tada reikės dėja keltis naktį į tualetą. Bet šiaip tai reikėtų gan dažnai po bent pusę stiklinės po stiklinę. Tiesiog reguliariai turėti įprotį ir gerti vandenį. Kaip ir sakiau, nes tai yra būtina, tai yra esmė viso mūsų organizmo, kad mūsų organizmas funkcionuotų tinkamai. Jeigu negeriate pakankamai vandens, lengva dehidratacijos forma, šiais laikais, pavyzdžiui, galite pastebėti, žmonės labai dažnai skundžiasi nuovargiu, galvos skausmai
yra viena iš tokių didžiausių šiais laikais problemų, kur žmonės jau net nebelaiko problema. Galvos skausmas yra labai įprastas šiais laikais, bet galvos skausmas tai būtent yra dehidratacija. Migrenos yra dehidratacija. Vėlgi, kaip ir minėjau, būtent tie 88% smegenų sudaryta iš vandens, jeigu nėra pakankamai ir prasideda šios problemos. Odos sutrikimai, sąnarių skausmai, aukštas kraujospūdis, virškinimo sutrikimai. Visa tai yra įtakota dehidratacijos. Tai jeigu pagalvosite, vietoj to, kad pultumėm išgerti tabletę nuo visų šitų įprastų jau šiais laikais kasdieninių sutrikimų ir problemų, pirmiausia, turėtumėm pažiūrėti, ar gerime pakankamai vandens. Taigi praradus 5% vandens iš organizmo, o jis prarandamas per prakaitą, per šlapimą, per kvėpavimą, taigi nuolatos reiškia prarandame vandenį. Jeigu negerime pakankamai vandens, neduodame vandens pakankamai savo organizmui, tų, kaip sakiau, minimaliai 8 stiklinių per dieną, 2 litrų minimaliai, galima daug daugiau ir gerai daug daugiau gerti vandens. Čia jau kitas klausimas turbūt, bet praradus 5% vandens iš organizmo prarandama net 30% energijos. 30% energijos praradus 5% vandens iš organizmo. Taigi skaičiai yra nepaprastai dideli ir už tai dar kartą sakau, kad gerti vandenį yra tiesiog būtina. Nesistebėkit, kad šiais laikais žmonės ir sako, aš jaučiuosi pavargęs, aš jaučiuosi mieguistas, man skauda galva, aš jaučiuosi pavargęs. Čia turbūt toksai jau įprastas sakinys, kurį girdime iš kiekvieno. Ir visa tai yra vis tik dehidratacija. Taigi, gerkim vandenį, atkreipkim dėmesį, kokį vandenį gerime. Vandenį tą, kadangi, kaip sakiau, vanduo būtinas, kokį vandenį gerime, vanduo turėtų turėti pagrindinius mineralus. Visus mineralinius, kalcį, magnį, natrį ir taip toliau. Labai svarbu, taigi gerti vandenį būtina, bet reikia žinoti, kokį vandenį gerite taip pat. Aš rekomenduoju jonizuotą Kangen vandenį. Ir apie jonizuotą Kangen vandenį pasakosiu labai daug. Galite klausyti, siūlau prenumeruotis ir stebėti mane toliau. Ačiū ir iki.